Labai diena, mielos facebuilderės ir facebuilderiai. Ar jūs žinote, kad net 60% mūsų kraštiečių yra linkusios kasdien iki 30 minučių skirti savo grožiui? Jeigu jūs iš tų 30 minučių bent keletą minučių skirsite facebuilding veido mankštoms, veido ir kaklo mankštoms, aš jums garantuoju, kad sistema -10, kuri padaro jūs jaunesniais ir gražesniais, suveiks ir džiugins jūs labai ilgai. Kasgi čia su jumis šneka? Viktorija Baltramėjūnienė online, facebuildingo trenerė, kuri yra šiuo metu vienintelė Lietuvoje. Noriu dalintis su jumis veido mankštų sistema, kuri natūraliai padaro jūsų veidą ir kaklą jaunesniu ir gražesniu. O kad tai atsitiktų, mums reikia mankštintis. Todėl, kad ne tik kūnas nori sporto, bet ir mūsų veidas ir kaklas irgi labai laukia sporto. Nes ten yra raumenys, kurie yra labai dėkingi, nes jie yra mažesni, jie yra truputėlį kitokios struktūros. Aš jums kažkada papasakosiu, kokiagi ta yra struktūra, o dabar tiesiog įžangėlė ir labai kviečiu išbandyti. Pabandyti, kas yra tos veido mankštos. Keletas taisyklių galioja visur ir visada, kaip ir bet kokioje veikloje yra taisyklės. Taisyklės tokios, kad mes gerai nusiteikėme, nusišypsome vidinę šypseną, esame nuostabus žmonės, kurie myli save ir investuoja į save tikrai gerai laiką. Antra taisyklė – tai yra tiesi nugara ir laikysena. Nesumeluosiu, jeigu pasakysiu, kad 30% jūsų gražesnio ir jaunesnio veido ir kaklo yra jūsų tiesi laikysena. Ne tik dabar, žiūrint šitą video, reikia išsitiesti, bet reikia būti tiesioms ir tiesiais visą savo likusį gyvenimą. Pametat nugarą. Prisiminkite, padarykite priminimus, kad jūs turite nepamesti, išsitiesti, mentis bučiuojasi, mūsų pečiai išskleisti, mes savimi pasitinkame ir gražiname pasaulį. Ir taip darom visuomet. Tikiu ir puikiausiai jūs suprantu, kad tai nėra taip lengva. Mano pradžia irgi nebuvo tokia lengva, bet per kančias į žvaigždes ir į jaunystę ir grožį. Tai grįžtame prie tiesios nugaros, kuri atrodo šitaip, kad mes nesam išvertę pilvuko, mes esame surinkę pilvuką, mūsų kojos atsirėmusios į žemę, mes stovime tiesiai ant žemės, mūsų mentis, kaip ir sakiau, bučiuojasi, mes įsivaizduojame, kad nematomas siuliukas riša mus su dangumi arba su lūbomis, arba kaip jums labiau patinka įsivaizduoti visą šitą procesą. Arba tiesiog paprastai, kad jūs esate atsirėmę į sieną ir pilnai norite prisiglausti prie sienos. Tiesi nugara. Ir dar vienas dalykas, kuris visuomet yra reikalingas, norint geresnio rezultato, tai yra apšilimas, kaip ir bet kokiam sporte. Apšilsime mūsų kaklą tam, kad kraujas pradėtų plūsti į veidą, maitintų odą, netgi, išduosiu mažytę paslaptį šiandien, veido pratimai padaro ir jūsų odą gražesnę, nes jinai gauna maitinimą iš vidaus. Kraujas neša labai gerus dalykus į jūsų veido odą, o limfa nuneša ne visai gerus procesų, reiškia liekanas, iš jūsų veido. Tai mums reikalinga čia cirkuliacija. Trumpas apšilimas pradedantiesiems tik 5 kartai nestresina mūsų raumenų ir mūsų kaklo. Pirmos keletą savaičių, bent savaitę po 5 kartus neapsikraukite ir pamatysite, tiesiog priprasite, pajausite raumenukus, juos iššilsite, kad tai paprasta ir kad tai yra labai fain. Ok, važiuojam, darom kartu su manimi. Apšilimas keli kartai į šonus, nekeliam peties prie mūsų veido, nepadedam, o esame tiesus, kaip karaliai ir karalaitės. Keli kartai, kaip ir sakiau, 5, nedaugiau, galime atlošti galvą atgal ir padėti ją nuleidus į priekį. Norėčiau sakyti kaip tarnai, bet jo, tarnystė savo yra gerai. Tarnaujam mūsų grožiui. Grįžtam į pradinę padėtį. Grįžti į pradinę padėtį man neleidžia mano plaukai. Todėl aš juos prilaikysiu, bet prilaikysiu abiem rankom. Ir čia dar viena paslaptis, visiškai netikėtai dėl plaukų. Jeigu jūs keltumėte vieną ranką, išsibalansuoja jūsų stuburas. Tai jeigu jūs norite kažką pataisyti ir daryti, gali būti, kad tokių plaukų turėtų bus daugiau žiūrinčių video. Mes prilaikom plaukus, nieko neatsitinka, mes tikrai neišbalansuojam mūsų tiesios nugaros.
ir tempiame. Puiku. Dabar vienas pratimas, kuris yra žiauriai populiarus. Tai yra pratimas kaklui. Labai paprastas, darom 5 kartus, sudedame mūsų burną į raidytę O, bet netempiam žandikaulio, jis neturi traškėti. Tiesiog lengvai padarome. 3 veiksmai. O, kartu su O užverčiam galvą, žiūrime į lubas ir užčiaupiame mūsų burną. Ką jūs turite pajausti? Turite pajausti tempimą visoje šitoje dalyje. Laviname, stipriname raumenį, atsikratome pagurklio, pagražiname mūsų kaklą, tampame liaunom gulbėm ir gulbinais. Važiuojam 5 kartus ir aš jau jūs paleisiu. 1, 2, nepametom nugaros. 3, 4, 5. Jeigu pametėte nugarą pratimo atlikimo metu, sustojate, išsitiesėte ir važiuojate toliau. Mes puikiai padirbėjome, po 5 kartus darykite 1 savaitę, galite kelis kartus į dieną, nebus blogiau, tiesiog jauskite, jums reikia pradėti jausti savo raumenis ir tuomet mes tikrai pasieksime gerų rezultatų, būsime jaunesniais ir gražesniais. Mums nereikės jokių plastinių operacijų, todėl kad iš tikrųjų tai yra alternatyva. Veido mankštos tai yra alternatyva visom kitom drastiškesniam priemonėm. Viskas, ačiū Jums už dėmesį. Eikite savimi puošti pasaulį ir būkite gražūs ir laimingi.